Niekur nežadu eit mergaitės. Daug nesitikėkit. Tuoj mūsų ant kojų pastatys. Laura, pažiūrėk į Pilarą. Ji nusiminusi nuo tada, kai Donofas išėjo. O kas bus, kai mėnesio pabaigoje reiks ir ją išeit? Ką padarysi, jei negali susimokėti už mokslus? Toks gyvenimas? Jei galėčiau rinktis, mokyčiau sėdinėti, nes tai aukštuomenės sportas. Turėsi pasistenkinti žaidimais ant pievelės. Gerai, kad nežaisim rankinio ar futbolo. Patylėk, aišku? Tikėsi, kad žaisi tokius prašiokiškus žaidimus? Ką tu, geriau mirsiu. Mergaitė, žiūrėkit. Nesijuokit iš mano draugo. Sveikos. Iš ko juokitės? Sveikas. Matėt Luhaną? Ji už tavęs. Štai ir tavo mokytoja, Markai. Luhana, neužkat nelipsiu ant dviračio su pagalbiniais ratukais. Visos merginos žiūri. Tai geras dviratis. Merginos žiūri, man gėda, bet to, pažiūrėk, kaip aš atrodau, kaip paskutinis kvailys. Pirma, aprangą tau išrinku aš. Antra, nėra čia ko dėdytis. Ir trečia, tau turi rūpėti tik mano nuomonė. Taip, bet... Jokių kalbų. Lipk ant balno, mažutė. Ką? Lipk ant dviračio. Tuoj man pritrūks kantrybės. Jei ištrokši, Markai, duosiu buteliuką su šimtuku. Kokios gražios kojytės. Kokie ratukai. Nesišaipykit iš jo, nes gausit į galvą, aišku? Man negrasink. Ir negrasinu, tik sakau, kad mano kumštis taikos tau į snukį, aišku? Markai! Vaikai, prieš pradėdama pamoką perskaitysiu sąrašą, kad susipažintume, gerai? Agiri? Šakės. Mokytoja, aš Bustamantė. Pablas Bustamantė. Aišku. Esu girdėjęs, kad norint atsikratyti baimės, reikia priprast prie vandens. Tikra tiesa. Būk geras, nelįsk į baseiną. Ne, nelysiu. Pažiūrėsiu, ar gilu. Gerai. Kad nenuskęšiu. Gerai, eik. Tu ateisiu. Eskura? Čia. Lasenas? Čia. Išprotėjau. Urkola? Aš. Jei nori, gali mane vadinti Diegitu. Kaip nori, Diegitai, tik prašau daugiau pagarbos. Aš nieko nepadariau. Girdėjai eilėraštį? Kuola gavo Diegitas, nes elgėsi kaip netašytas. Čia mano mėgstamiausias eilėraštis. Gaila, kad taip liūdnai baigęs. Nežinau. Diegitas liko 2 metams, nes fizinio pažymys buvo neigiamas. Atidžiai paklausyk, šitos panos nepaimsi. Pablai, raminkis. Jei nekreipsi tave dėmesio. Tylėk. Mokykitės iš čempionų, žiūrėkit. Ką jis darys? Mokytojas, žmogus vandenį. Skęstų. Ne, Pablas įkrito. Skęstų. Atsargiai, atsargiai. Traukit. Padėk man. Trauk. Pažiūrėkit. Trauk. Pasitraukit, vaikinai, pasitraukit. Prarado sąmonę. O ne, mirė. Greičiau, reikia daryti dirbtinį kvėpavimą. Tuoj. Aš padarysiu. Beproti, ką darai? Atsigavai, gerai jautės? Gerai. Šitas vaikinas išgelbėjo tau gyvybę? Kuo tu vardu? Franciskas Blankas. Matau, kad moki puikiai plaukt. Taip, laimėjo aukso medalį tarp rajoninėse plaukimo brasų ir kraulių varžybose. Ir drugelius nuo gimimo bobiškas kaip drugelis. Būk dėkingesnis, jis tau gyvybę išgelbėjo. Geriau jauties? Šiaip sau. Kai galėsit, norėčiau privačių pamokų. Deja, negaliu viso dėmesio skirti vien tau. Turi dirbti su visais. Na, ką, ne, mokytoja, neatstumkit manęs. Noriu atsikratyti vandens baimės, labai prašau. Tu teisus? Franciskai, gali šitą vaikinui padėti atsikratyti baimės? Žinoma. Aš padirbėsiu su kitais. Einam. Mokytoja! Kvailytų, matai, kad aš jai patikau. Kolendi. Pablėtai, čiuk lentelę ir gelbėjimo ratą, eisim pasiturkšti į varlinuką. Dėdė Franciskas išmokys tave plaukti. Asalas.